Sveika, Diana. Ar tai kaip romantiškas pasimatymas? Labas, Smalikai, ne. Šiandien mes aptarsime santykių taisyklės. Jei susitiksime dar kartą, turėtume laikytis tam tikrų taisyklių. Pirmin, aš pasiruošęs. Taigi, Smalikai, pirma taisyklė. Sakyti man komplimentus kiekvieną dieną. Aš pasiruošęs. Šiandien tu tikrai graži ir labai skaniai kvepi. Ačiū, Smalikai. Antra taisyklė. Kiekvieną dieną nupirk man braškinių ledų. Diana, aš pasiruošęs kasdien savo rankomis gaminti braškinius ledus. Aš galiu tau padaryti tikrai tai šauniai. Gerai, Smalikai. Trečia taisyklė. Būk sąžiningas ir niekada man nemeluok. Na, esu melagis, bet Diana, santykiuose su tavimi būsiu sąžiningas. Daugiau tikrai nemeluosiu. Tikrai. Pažadu. Puikus, Smalikai, tikiuosi. Ketvirta taisyklė. Sakyk man, kad myli mane kiekvieną dieną. Galiu, Diana, tau visada sakyti myliu. Nes, Smalikai, tu man sakysi, kad myli mane kiekvieną dieną. Nereikia to sakyti. Supratau. Penkta taisyklė. Nežiūrėsi į kitas merginas. Diana, kodėl man reikia žiūrėti į kitas merginas, jei tu čia pati gražiausia ir pati mylimiausia mergina? Gerai, Smalikai, tai buvo paskutinė taisyklė. Jei laikysies visų 5 taisyklių, mūsų santykiuose viskas bus tobula. Duok rankytę, princese. Ačiū, Smalikai. Diana, aš esu pasiruošęs laikytis tavo 100 taisyklių. Esu laimingiausias, kad esame kartu. Smalikai, aš taip pat laiminga. Tikiuosi, kad šie santykiai truks ilgai. Taigi, mes jų ieškojom, jų čia nėra. Taip pat ieškojame visoje teritorijoje, jų niekur nėra. Maniau, kad Smalikas ir Diana tiesiog sėdi ir mielai kalbasi. Velnias, mums jos reikia, ji neatsako. Ji tikrai su Smaliku, nes būdama su juo ji nutildo telefoną. Štai kodėl nenorėjau, kad Diana susitartų su Smaliku. Dabar su Diana matysimės retai. Ką tu sakai, talismane? Viskas bus gerai, negalvok tai. Gal apsukime dar vieną ratą? Gal 10? Jie yra bet kur, bet ne čia. Nes kai sodyboje kažkas vyksta, Dianos čia nėra, kai mums jos taip reikia. Zalina išėjo iš proto, nusprendė imtis pokyčių. Zalina čia nieko nesprendžia, tik turi aukštą nuomonę apie save, kad ji yra pagrindiniai sodybos smegenys. Tikrai? Lyg mes to nežinotume. Merginos, kur mūsų Diana? Diana kažkur bučiuojasi su Smaliku ir jai nerūpi, kas dedasi sodyboje. Gerai, Timūrai, atsipalaiduok, nusiramink jau. Smalikai, žiūrėk, zuikės ir krepšininkai, įdomu, ką jie ten veikia. Mums tai neturėtų rūpėti. Ne, Smalikai, mums rūpi jie draugai. Ei, nevykėliai. Sveiki. Sveiki, draugai. Diana, kur tu buvai, mes tavęs ieškojom. Pakankamai prisibuvote. Timūrai, ar tau viskas gerai? Tau nereiktų domėtis Smaliko santykiais. Mes iš tikrųjų aptarėme santykių taisyklės. Smalikai, nereikia pranešti. Knopa, papasakok Dianai, kas vyksta sodyboje, kol ji buvo tobulų santykių su Smaliku aiškintis. Diana, Zalina išprotėjo. Ji kuria savo taisyklės sodyboje ir nusprendžia, kas ir kur išvyks. Ar gali įsivaizduoti, ką? Zalina įsikraustė. Ši sodyba skirta visiems paaugliams. Diana, tu neturėtum domėtis Zalina. Man įdomi Zalina, man įdomu sodyba. Jei domina, galite nueiti ir pažiūrėti. Atsipalaiduok, Timūrai, elgiesi šlykščiai. Elgiuosiu taip, kaip nori, supratai? Štai mes, pavydas ir nepykanta kartu. Gerai, einam pažiūrėti, bet Timūrai, elkis normaliai. Man nepatinka tavo elgesys, aš to nepakęsiu. Merginos, manau, kad vaikinams yra teisinga gyventi atskirai nuo mergaičių ir kraustytis į zombių namus. Dabar ten tuščia. Tiesa, tai šauni idėja, žinai, ką, Zalina? Manau, mes būsime draugės. Lelė, ar tavo Alanas persikels į zombių namą? Ne, Jan, Alanas niekur neis. Jis yra administratorius, jis yra mano pagalbininkas. Manau, kad kai kurioms mergaitėms ir berniukams tai nepatiks, nes manau, kad tai bus geriau. Žinoma, bus geriau, pagaliau tie krepšininkai pajudės ir nepaliks gulėti savo smirdančių kojinių. Taip pat berniukų kambariai bus tušti ir galėsime ten kraustytis. Merginos, apie ką jūs kalbate, bet trenerės Ebi ir mokytojo Maiko? Sveika, trenerė Ebi. Kartais kai kurie sprendimai priimami be jūsų. Mes su mergaitėmis nusprendėme, kad visi sodybos berniukai persikels į zombių namą, kur gyveno Zalina ir jos broliai. Trenerė Ebi, čia tikrai jaukus namas. Berniukams jis tikrai patiks. Trenerė Ebi, tik įsivaizduokite, kaip čia bus švaru. Jokių berniukų, jokios netvarkos. Klausykit, mergaitės, ar nenumanot biški per daug? Sprendžia tokius klausimus be suaugusių sodyboje. Trenerė Ebi, iš tikrųjų aš esu mokyklos administratorė, galiu priimti tokius sprendimus. Ir tai galutinis sprendimas, trenerė Ebi. Mes nenorime, kad berniukai gyventų namuose. Ir šis namas bus skirtas tik mergaitėms. Merginos, jaučiu, kad kažkam tai gali nepatikti. Pažiūrėsim, ar pavyks.
trenerė abi gali mums sutrukdyti. Jana niekas netrukdys, berniukams vietos nėra. Taip, zombių namai pradės naują gyvenimą. Taigi, merginos, manau, kad turime susirinkti ir visiems pasakyti. Zuikės jau žino. Ne visos Diana ir Smalikas nežino. Pagrindinė kaimo namų pora. Taigi, draugai, niekas mūsų negirdės, todėl noriu su jumis pasikalbėti. Žmonės, norintys ką nors pakeisti sodyboje, turi būti sustabdyti. Taip, iš karto sustabdysim. Taigi, antro bandymo nebus. Štai drovi Zalina tik paauglė ir tuoj pat pradėjo nešti čia šurmulį. Oi, man ji niekada nepatiko, niekada. Taip, jau judina nejudančius vandenis. Taip, ji yra velnės. Turiu gerą idėją, reikėtų suorganizuoti balsavimą. Esu tikra, kad visi sodyboje balsuos prieš Zaliną ir tada mes nusiųsime ją į zombių namus. Ir tegul ten sėdi viena. Kostė tikrai ją pradės ginti. Tikrai, Smalikai, Kostė nieko nesprendžia. Diana Zalina ne viena, ji turi palaikymo komandą. Ką? Jana ir Lelė. Taip, aš šoke. Pažiūrėkit, kaip greitai jie apsirūpino save draugais. Tai pasakykit man, kas tavo draugas ir pasakysiu, kas tu. Jei jis susidraugavo su žiurkėmis, vadinasi, jie tokia pati kaip ir jos. Tai kodėl mes čia stovime? Eikime ir praneškime jai, kad užsidėtų antsnukį. Klausyk, aš pažįstu Zaliną senai, jei ką nors sugalvos, bus sunku ją sustabdyti. Stop! Kodėl mes čia susirinkę? Tikriausiai bus dar vienas pranešimas. Pažiūrėsim, ką pasakys žiurkės, o Zalina per vidurį. Ar jos iš tikrųjų draugės? Varlė, susičiaupkit ir klausykit svarbaus pranešimo. Vaikinai būsite šiek tiek šokiruoti, bet viskas gerai. Jūsų šokas truks neilgai. Pasakykit greičiau pranešimą, mes norime vakarieniauti. Loren, manau, kad turėtume eiti miegoti tuščiu skrandžiu. Taigi, kvailiai, turim pranešimą. Visi berniukai persikelia į zombių namus. Taip, manome, kad tai bus geriau. Ką? Velnes, kas priėmė šį nuostabų sprendimą? Gal ir gerai, kad neturiu vaikino, arba dabar verkčiau. Aš nepaleisiu savo zupo, nes naktimis jis eisiu į klubus. Stela, atsipalaiduok, aš niekur neisiu. Taigi visi berniukai, išskyrus Alaną, nes jis yra administratorius, kraustosi į kaimyninį namą. Ne, ką? Tai nesąžininga, ar tavo Alanas ypatingas, jis irgi berniukas. Ne, Raisas taip pat gali likti, jis irgi ypatingas, nespėsiu visoms merginoms paruošti pusryčių, pietų ir vakarienės. Gerai, pica, tai aptarsime su merginomis. Mes apie tai pagalvosime. Nesupratau, kodėl sodyboje be mūsų vyksta susirinkimas. Draugai, nesijaudinkit, niekas iš sodybos nesikrausto. Ačiū, Zuikės, išsigandau, kad mano Dima gyvens atskirai. Taigi, kas nustato taisyklės, Zuikės ar žiurkės? Zuikės, nereikia rėkti, tikrai pagalvojom ir nusprendėm, kad berniukai gali gyventi atskirai tame didžiuliame name. Jokių berniukų, jokios netvarkos, tai bus visiškai mergaičių namai. Diana, pasakyk jiems. Stop jūs, žiurkės, nenuspręsite už visus. Leiskite spręsti tiems, kaip jie nori gyventi. Mes norime gyventi sodyboje. Žinojau, kad su krepšininkais bus sunku, su nevykėliais daug lengviau. Visiškai kitaip. Nagi, berniukai, kodėl tylėt, atsakykit, ar norit gyventi kitame name? Tomas prieš. Palaukite, aš nesu prieš. Tomai, ką? Taip, aš irgi neprieštarauju, aš nenoriu gyventi mergaičių name, rožinėme visame. Vaikinai, kas su manimi persikels į mėlyną namą? Aš! Matot, pradžia padaryta. Taigi, berniukai, kas dar nori mėlyną namą? Zupas nenori jokio mėlyno namo, jis apsistojo rožiniam. Stela, aš ateisiu pas tave, susitiksime lauke. Zakas nenori. Zakai, ar nori? Jei tai yra taisyklė, aš pasiruošęs judėti. Zakai. Puiku, nevykėliai Zupas ir Zakas pasiruošę persikelti į mėlynus namus. Pirmin, vaikinai, manau, jum ten bus smagu. O krepšininkai ir Zuikės apsistojo rožiniam name. Nesąžiningai, berniukai persikelia į mėlyną namą, tegul visi berniukai persikelia. Ne, išskyrus Aisą, aš ne visiems gaminsiu. Puiku, mažiau žmonių, daugiau oro. Taigi, kas nori kraustyti, susirinkite daiktus ir pirmin. Diana, krepšininkai irgi turėtų įsikraustyti. Klausyk, savo taisyklių čia nenustatysi, jei nevykėliai nori judėti, tegul sveiki, prašau, eina iš čia. Tačiau krepšininkai ir Zuikės čia lieka. Ir taip, Zalina, jei žinosime, kad tu čia nustatai savo taisyklės, visa sodyba balsuos prieš tave ir tu turėsi išeiti į mėlyną namą. Ne, ačiū, aš ten gyvenau 100 metų, užtenka. Tada nereikia vaidinti, niekas to neatlaikys. Vaikinai, me. Vaikinai, taigi, kas kraustosi į mėlyną namą, rinkitės lagaminus. Provasti, tu kasdien rengsi vakarėlius be mūsų. Dima, tu taip lengvai sutikai dėl šio žingsnio, ką tu ten ketini daryti? Aš tau visą laiką rašysiu žinutės. Dima, man liūdna. Loren, viskas gerai.
Taigi, Stela ir Sofija, sveikinam, jūsų berniukai išeina ir tikiuosi, kad jūs neverksite kambaryje. Velnias, Blondi, tu žiauri. Nagi, Sofija, palik savo Zaką. Velnias, kas čia per taisyklė? Sofija, nesijaudink, mes matysimės vienas kitą kiekvieną dieną, kaip ir anksčiau stebėsiu tvarką mėlyname name. Aš šito neišgyvensiu. Zupai, pažadė, kad neįsiu į klubą. Aš pažadu. Paskambinsiu tau atsitiktinai ir tu visada turėtum atsiliepti. Gerai. Taigi, berniukai, aš jums sakiau, mes kovojame dėl jūsų vietos sodyboje. Diana, leisk man. Ačiū, smalikai. Aš tuoj apsivemsiu. Timūrai, kvepuok, kvepuok. Ką Zalina padarė, susidraugavo su žiurkėmis ir pasidarė bjauri. Ji tokia bjauri. Taip, ji te buvo 2 dienas kaip paauglė ir jau užsidėjo karūną. Labai džiaugiuosi, kad esu sodyboje. Ei, būk atsargus čia sėdėdamas. Atsiprašau, smalikai, tai ne aš kaltas, kad jis toks didelis. Ar galiu kai ką pasakyti? Nusprendžiau, kad negyvensiu sodyboje, aš kraustysiuosi į mėlyną namą. Kaip suprasti, Timūrai, kodėl tu vėl piktas? Nesuprantu, tu turi susitaikyti su tuo, kad aš draugauju su Smailiku. Čia mano geriausia draugė, ji nuostabi, pradėk susitikinėti su Knopa. Diana, tai pati tiesa. Abejoju, ar galime ką nors turėti su Timūru, mes nesuderinami. Atsipalaiduok, ji mergina. Po velnių, Timūrai, tu pradedi visus erzinti, elkis normaliai. Timūras taip užknisa, kai prisimenam, jis susitikinėjo su Knopa, kad būtų arčiau Dianos. Tai nepanašu į vyrą. Gerai, nereikia. Aš jaučiuosi nepatogiai dėl Knopos. Diana, tai ne tavo kaltė, o Timūro. Aš tikrai persikelsiu į mėlyną į namą. Timūrai, tave puola. Timūrai, nustok vaidinti. Niekam nereikia tavo tuščio žodžiavimo. Mažytė, aš pasikalbėsiu su juo kaip su vyresniu broliu. Vaikeli, eime, pasikalbėsime. Eime. Diana, štai kodėl nereikia manęs įkalbinėti, susitikinėti su Timūru. Jis čia, man nuo jo jau viskas. Ir iš tikrųjų jis man nieko nejaučia. Taip, todėl verčiau nesimatyti su vaikinu, su kuriuo anksčiau turėjai problemų. Ir kažkas pažeidžia šias taisyklės, pavyzdžiui, Diana. Merginos, daviau paskutinę galimybę Smalikui, paskutinę. Timūrai, galiaukis, nuo tokio požiūrio visiems bloga. Vaikinai, bet gal persikelkime į mėlyną į namą, bus smagu, išsiskirsime, iš nevykėlių eisime pro langą ir naktimis eisime į klubus. Nevykėlių sudėti eilę bus gera idėja, man patinka klubai, Smalikai. Ne, žinai, kaip sunku. Diana sukūrė 5 tobulų santykių taisyklės, turiu to laikytis, tikrai vaikinai. Taisyklės, Smalikai, kokios taisyklės, smagu būti su berniukais. Ar žinote, kokios rimtos šios taisyklės? Be to viena iš jų nemeluoti ir aš labai vertinu santykius su Diana. Gerai, berniukai, Smalikas nenori kraustytis į mėlyną namą, taigi kas su manimi? Žinai, Smalikai, gyventum su Diana skirtingose namuose, santykiai būtų geresni per atstumą. Taip, Smalikai, aš tai girdėjau. Taigi, Smalikai, ar tu su mumis? Gerai, bet be klubų. Žinot, aš maniau, kad būtų gerai, jei berniukai persikeltų į mėlyną namą, o šis namas būtų skirtas tik mergaitėms, jis rožinis. Velnias, Knopa, aš ką tik apie tai pagalvojau, tu tarsi skaitai mano mintis. Ką aš pasakysiu Smalikui, aš ką tik kovojau, kad jie galėtų čia likti. Diana, aš nežinau, kaip tau tai paaiškinti, tai nesusiję su mūsų santykiais. Aš laikysiuos visų 5 taisyklių, bet aš ir berniukai nusprendėme persikelti į mėlyną į namą. Vau! Smalikai, tai taip šaunu, aš net nepykstu ant tavęs. Ką? Yes. Pagalvojom, kad jei mėlyname name gyvena berniukai, o rožinėme merginos, puiku. Aplankysime vieni kitus. Ir visi turės savo erdvę. Palaukite, vaikinai, ar aš taip pat turėčiau persikelti mėlyną į namą? Aš neištversiu gyventi su nevykėliais. Talismane visi berniukai kraustosi į mėlyną namą, arba tu ne berniukas, o tik pūkuotas zuikis. Nesijuokit iš talismano, supratot? Talismane tu pats nusprendi, jei nori gali likti, tu esi zuikių komandos dalis. Viskas gerai. Ne, aš eisiu į mėlyną namą, arba jie pasakys, kad talismanas nėra berniukas. Taigi, merginos, mes rinksimės daiktus. Puiku, berniukai, paruoškit man obuolių pyragą, mes jūs aplankysim. Mes jūs aplankysime. Merginos, tai reiškia, kad rožinis namas yra visiškai mūsų kontroliuojamas. Tai reiškia, kad atsitiko tai, ką sugalvojo Zalina ir mes jai pakliuvom. Žinai, Maja, aš manau, kad berniukai mėlyname name, o mergaitės rožinėme bus daug geriau. Taigi, merginos, turime rinktis aprangą, nes su berniukais valgysime obuolių pyragą. Megztinis, kelnes, džemperis, marškinėliai. Kelnes, zupai, mes būsime šauniausi mėlyname name. Sustatysime visus eilę, duok 5, faktas. Vaikinai, mes jūsų pasiilgsim.
Merginos, gal nustokit verkti, jūsų berniukai gyvens 10 metrų nuo mūsų namo. Manau puiku, kad berniukai gyvens mėlyname name ir visi namai yra mūsų. Nesijaudink, mažytė, mes susitiksime ir eisime viens pas kitą. Mes sustatysime nevykėlius eilę ir būsime šauniausi žmonės mėlyname name. Mes mylim jūs, vaikinai. Vaikinai, susikraukit lagaminus ir palikit šį kambarį. Neįmanoma žiūrėti iš šio žlimbimus. Iki pasimatymo, merginos. Ateikite į mėlyną namą bet kada. Mūsų durys jums visada atviros. Ate. Tai bus iki ryto. Dabar viskas baigsis. Varlės. Viskas nebeverkiam. Lauren, nereikia įtikinėti. Nusprendžiau persikraustysiu į mėlyną namą. Ne, Dima, tai pabaiga. Aš nenoriu, kad persikeltum į mėlyną namą. Jei tai tau pabaiga, viskas gerai. Visi berniukai juda link ten, o aš ar ypatingas? Taip, tu man pats ypatingiausias. Dima, pasilik. Lorena, ar tu supranti, kad kuo labiau tu jį prašysi, tuo labiau jis tau kiškoja? Leisk jam eiti, tai romantiškai, susirašinėsit vienas su kitu. Ne, merginos, jūs manęs nesulauksit, tai ne jūsų vaikinas išvyksta į mėlynus namus. Lauren, teisingai juda, todėl padėk man susikrauti daiktus. Gerai, aš padėsiu. Lauren. Draugai, džiaugiamės, kad persikeliate į mėlyną namą. Vaikinai, neatsipalaiduokite, aš irgi kraustysiuosi ten. Maikas jūs stebės. Mokytau, Maikai, mes susitvarkysime. Mes stebime jūs nevykėliai. Ką? Kas nevykėliai? Aš nesu nevykėlis, aš futbolininkas ir nereikia mane stebėti, aš jau suaugęs. Dimo, tikrai tu jau suaugęs maksimaliai, kur gali pasidaryti tik tais skrudintą duoną. Krepšininkai priėmė sprendimą ir mes taip pat persikeliame į mėlyną į namą. Beje, Zakas ir Zupas neš mūsų lagaminus. Puiku, krepšininkai, priėmėte teisingą sprendimą. Gerai, šis namas, kaip ir norėjau, tam patikti merginoms. Zalina, nepamiršk, mes nustatom taisyklės. Zuikės. Krepšininkai bus pagrindiniai mėlyname name. Krepšininkai valdo. Ką? Taip, ką girdėt. Mes esame pagrindinės šiame zuikių namelėje. Taigi, Zalina ir Žiurkės, nenustatykite čia savo taisyklių. Kitais atvejais, Zalina, visa sodyba balsuos prieš tave ir tu taip pat eisi į mėlyną namą. Aš išeinu iš čia. Vaikinai, atsipalaiduokite, o krepšininkai likite ant krašto. Aš būsiu pagrindinis mėlyname name. Supratote? O mokytas Maikas stebės jūs ir man viską papasakos. Taip, Maikai? Gerai, abi. Taip, mes norėjome susadinti nevykėlius į eilę, o dabar mus statys krepšininkai. Na taip, mums nepasisekė. Vaikinai, gyvensime draugiškai. Taigi, berniukai, manau, laikas atsisveikinti, pasimti lagaminus ir eiti į mėlyną namą. Mėlynas namas! Mėlynas namas! Visa, merginos, nesijaudinkite. Stebėk, vaikinos. Ebi, nesijaudink, viskas bus tikrai gerai. Iki, Maikai. Vaikinai, nepamirškite apie obuolių pyragą, mes ateisime. Merginos, mes lauksime jūsų. Eikite, eikite. Dabar dar lengviau kvėpuoti. Teisingai, merginos. Žiurkės, tai buvo paskutinė jūsų nustatyta taisyklė namuose. Mūsų taisyklės yra geriausios ir tinkamos. Merginos, manote, kad einate per toli? Taigi, merginos, einam puoštis, nes mūsų laukia obuolių pyragas. Aš vilkėsiu mėlyną suknelę. Merginos, mes visos turime būti pačios gražiausios, nes einam į mėlyną namą. Gerai, einam. Draugai, o jūs spausite laikus, prenumeruokite kanalą, paspausite varpelį ir laukite mūsų naujų šaunių serijų. Iki pasimatymo ir ate!